Tai nutiko pavasario vidury, prieš pat tai, ką mes vadiname pavasario atostogomis. Vos atšilus ir gamtai pakvipus, o saulė jau besileidžiant, aš riedėjau dviračio kaimo keliu. Bemindamas pedalus aš grožėjausi gamta, į tolumą besidriekiančiais laukais, naujai suvešėjusią žolę bei dangaus vakarinę spalvą. Tada kelio pakraštyje aš pamačiau kažką didelio ir judančio. Gal tai pelė, pagalvojau. Pririedėjęs arčiau pamačiau, kad tai buvo didelė rupūžė, lėtai raupojanti vagos kelio šone link. Lėtai jis statė savo letenas. Sudomintas jos, aš sustojau šalia. Rupūžė sustojo irgi. Aš apžiūrėjau ją iš šono. Mane nustebino ne tik jos dydis, bet ir jos akys, didelės oraužinai raudonos. Pažvelgęs į ją ir nufotografavęs, norėjau ją paleisti. Sumojau jai, nieko. Tai aš paėmiau mažą akmenuką ir lengvai mestelėjau ją už užpakalį. Nieko. Paliečiau, nieko. Gal mane pamačiusi jį pasimirė, pagalvojau aš. O gal tiesiog jį išsigando manęs ir apsimetė mirusi, kad aš jos neliesčiau. Pamastęs, kiek aš nusprendžiau važiuoti toliau į kalną. Užlipau ant dviračio ir nuriedėjau. Bevažiuodamas pagalvojau. Galvojau apie rupūžę. Ką ji jautė, ką ji galvojo. Ji ramiai sauropojo per kelią ir staiga, prie jos ant įrenginio, kurį ji negali suprasti, jos protas ateina gigantiška būtybė, bet jos nevalgo, o kažką padaro, palaukia, paliečia ją ir išeina. Ar ji iš viso gali suprasti šio įvykio prasmę ir keistumą, ar ji laikys šį prisiminimą visą savo gyvenimą, ar pamirš jį po kelių dienų, savaičių ar mėnesių. Ji tikriausiai net negali suprasti ir suformuluoti tokių sudėtingų minčių, nes jos mąstyme nėra kalbos. Ji nežino, kaip toli skleidžiasi mūsų valdžia ir kad mes valdom pačias gamtos stichijas. Ji net nežino, kad dabar sekmadienis. Šios mintis cirkuliavo mano galvoje ir gilino mane į melancholišką kontempliaciją. Aš galvoju apie varles, žmonės, mūsų lemtį ir pažinimą. Bet kai po kelių minučių aš grįžau, varlės ten jau nebebuvo.